Sveiki, šiandien aš jums papasakosiu, kaip reikia įrašinėti kompiuterio ekraną, kaip filmuoti. Taigi, pirmas dalykas, atsidarome Google paiešką, įvedam OBS, 3 raidelės, spaudžiam Enter ir metam Open Broadcaster Software, spaudžiam Download. Ir čia 3 sistemas. Tikriausiai turėsit Windows, tai spaudžiam šitą. Pasukam šiek tiek žemyn ir pats pirmas mėlynas, įkrito. Atsisiunčiam ir atidarom. Spaudžiam Next, pasirenkam, kur įrašinėsim, spaudžiam Install, įsiinstaliuoja ir pažymim, kad Launch ir spaudžiam Finish. Taip, atsidarė automatiškai lentelę. Ir mūsų klausia, čia streaminimui ar rekordingui. Tai spaudžiam antrą, rekordingui ir next. Taip, čia renkamės 1920 ant 1080, o čia renkamės 60. Spaudžiam next ir apply settings. Taip, atsidarėme programą, čia daug visko, kaip padaryti, kad viskas būtų aišku. Tai pasididinam per visą ekraną ir čia matom sources. Spaudžiam plus ir tada, ko mums reikia, yra display capture. Spaudžiam. Taigi, čia parašom ekranas ir spaudžiam OK. Taip, mums išmeta mūsų ekraną, jeigu turit vieną. Ir jeigu norit, kad jūsų kursorių, va šitą daiktą, rodytų, tai pažymim, jeigu nenorim, nužymim. Ir spaudžiam OK. Taip, mes jau turim visą šitą ekrane. Jeigu jum ne per visą ekraną rodo, tai spaudžia dešinį ir tada transform spaudžiam ir fit to screen. Paspaudžiam ir bus per visą ekraną. Jeigu ne, tai tiesiog paliekam. Ir dabar, jeigu norit pradėti filmuoti, paeinam čia į šoną ir start recording. Na, o jeigu nuspręsite sustabdyti jau filmavimą, spaudžiat stop ir jis atsiranda pas jūs video papkėj.